jokiaus ryštas mes. Rodykit greitai čia. Dar nepatinka aš tas ilgus. Haris Poteris. Nu gerai. Dar taip niekada per jokį mūsų video filmavimą nesijokiau. Labadiena visiems mūsų žiūrovams. Šiandien susirinkome į anoniminį paslapčių būrelį. Sėdėsime, dalinsimės paslaptimis, tačiau anonimiškai. Mane yra užpuolusi kuosa, nuo tada bijau paukščių. Gerai, iškart, kas yra kosa? Fuck! Išsidaviau! Dammit! Aš taip išsidūriau, aš tam prasme, okei, jeigu tu nežinai ir aš nežinau, tai vienas iš jų ir išsidūrėm iš karto. Laura! Galvojau, tikrai ne mes, o dabar prieš tai galvojau, kad jisai išsidavė. Palauk, jisai per daug čia blefą vietą. Aš dar nepradėjau. Nu gerai, Gerai, balsuojam. 5, 4, 3, 2, 1. Laikas. Laura. 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 Raura. Laura. Taip, jūs nežinot, kad aš bijau paukščių, aš net nusivylus. Šitas tikrai žinau už kadro, kur sėdi. O jūs begėdžiai, Andrius irgi tikrai... Tai kaip tu vaikštai? Tikrai žinotų. Mano kaimynė buvo tokia močiutė, kuri ant manęs pykdavo dėl visokiausių dalykų. Vieną dieną pamačiau ją einant į laiptinę, ji man kaip visada kažką pamurmėjo ir įėjo į vidų. Užstrinkė duris, kurių stiklas yra veidrodinis. Iš pykčio parodžiau jai vidurinį pirštą ir liežuvį, visai nepagalvojęs, kad veidrodinės durys yra tik iš vienos pusės. Jie atidarė duris ir man tiesiog pasakė: nuostabus pilietis užaugsi. Andrius niekada taip nepadarytų. Rolas tokį ilgą tekstą rašytų ir turėtų kantrybės ir taip stengtųsi. Jo. Jo! Čia Rolas. Rolas. Nors palaukit, vidurinis pirštas taip pastovi rodo šitas. Gerai, balsuojam. Artūras. Aš pasimetęs. Tai gal jis. Tikrai, balsuojam, gerai. Rolas. Andriaus. Andriau, tau. Andrius niekada taip nepadarytų. Vaikystėje savaitę simuliavau, jog sergu. Termometras šildydamas prie radiatoriaus, kad nereikėtų eiti į mokyklą. Kas toks simuliantas? Laura. Kas čia simuliantas? Simuliantas. Laura. Na, aš vis laik vaikščiau. Artūras. Artūrai, nieks niekados nepatikės, kad tu visą laiką vaikščiai. Tai darbą nevaikščiai. Bet aš blogai, kad būna lietuviškai blogai, dėl to. Šitie du nepakankamai gudrus. Laura labai suktas. Jeigu kažkas, aš tai jaučiu, kad Laura. Nors ne, aš Artūras, aš mačiau jo veidą prieš tai, man nepatiko jisai. Artūras, viskas greitai, atsibodo, jau. Aš tai persigalvosiu. Artūras. Balsuoju, vėja. Laura. Ok, Artūras, Vėjas, Laura. Kaip jūs galėjote apie mane taip pagalvoti? Easy. Tu, žinai, šitą paslaptis buvo, kad savaitę tu 2. Aš pasidariau Lenkiją jau. Jau nebuvo pašnekėti. Dabar užsidengite akis. Kodėl? Šiaip sau. Čia tik Vieną rodo, kaip kartą- lengvai aš manipuliuojama, nu? Vieną kartą iššokau prieš važiuojantį dviratį, jis aišku trenkėsi į mane ir dabar turiu randą ant akies voko. Gerai, kad akį turiu. Gerai, Randa. Nežiūrėkit. Randa, Mira tikrai O, ne. iššoko prieš dviratį. Jeigu galėtų būti laisvas. Prašau komentaruose parašykite, ką galvojate apie Miros dabartinę taktiką. Man atrodo... Gerai, greitai balsuojam, nes tu klaustrofobija. Aš sakau Andrius. Andrius. Šiaip tai Andrius. neįsivaizduoju, bet Andrius. Mira? Jokių čia Ne, nesimato. jau gailiuosi, kad pasakau. Jokių čia nesimato. Andrius. Mira? Mirusa? Nu, aš žiūriu, pakėlė ranką. Vėjas. Vėjas. Gerai. Nematau. Kas prisipažė? Nematysi, aš pasidarys. Bet ir šiaip, nu... Mano tėvai yra iškviesti į mokyklą, nes nelegaliai prekiavau petardomis. Mira tikrai ne. Laura? Laura? Kontrabandininkas? Raura? Raura? Raura kontrabandininkas? Raura? Arba... Aš pamirštu, kad tu esi! Rolas. Rolas, tikrai Rolas. Raura. Yes! Raura. Kasgi daugiau?
Per biologiją neatlikau namų darbų ir gavau 2. Mokytojai pasakiau, kad nerandu dienyno kuprinėje, tai jinai man išvertė visą kuprinę ant stalo su visom knygom, sąsiuviniais ieškodama jo. 2 užrašė per 4 langelius. Dienyno ieškoti pas mokinį kuprinį galėjo tik Myra. O ten ne Dnivničak napisano, ne? Dienynas tai lenkiškai Dnivničak. Dnivničak napisano. Dnivničak? Nu, nebus Andrius. Nu, šiaip buvo Andrius. Neišduok, kad iš vis... Artūrai, tai lenkiškai nemoki. Artūras arba Myra, nes Andrius. Gerai. Andrius. Artūras. Ok, 2 Andriai, 2 Artūrai. Myra? Nu kas, Myra? Visiškai neveikia. Jūs man sugadinat viską, iš karto gavau Myra. Ne, Myra gerai mokėsi. Ar paskutinę akimirką galvoju, bet tai gal senais laikais Tarybų sąjungos mokytojai ten kokie nors šaukštai buvo ar kažką tokio. Aš nesimokiau Tarybų sąjungos. Ai, To nekame? Man yra 5, aš gerai išsilaikęs. Naktį kiekvieną užsišaldau, aš gyvenu šaldiklyje. Kaime gazdinau vištas su pagaliu ir užsiroviau ant kalakuto, kuris paskui man išnybo už kirminiuko. Ne Laura. Gal dėl to ir neturiu kirminiuko jau. Sako Laura. Myra, aš atsimenu. Išėjo tas video ar ne? Ai, Myra kažkas... Tai kodėl? Iki galų buvo, kad tu Pusę metų atgal, man atrodo. Aš video tai neatsimenu, bet... Vieną kartą visam šitam ofise yra kažkas vartoja žodį kirminiuką. Va, Mano mėgstamiausias faktas. Dėl to, kad pasiparačiau. Vaikystėje buvau labai storas ir neturėjau kaklo. Andrius. Kas galėjo būti storas? Andrius. Aš tai jokiaus, kai šitą metai. Toks žudantis atvirumas, žinai. Kažkaip tai aš galvoju, va. Kas galėtų būti storas? Ką tu nežinai, ar jis buvo storas ar nebuvo? Visi mes buvom stori. Aš nežinau, ar pasikau. Andrius. Matai, Aš galvoju, kad Andrius. Vyra gal Nes buvo... nematėjus. Vyra gal buvo įvaikinta, žinai, kai Artūras jau 12 klasėje. Tikrai, balsuojam. Andrius. Artūras, per daug ramus. Kodėl? Man karštas labai kingas idėja. O kodėl Andrius? Aš to įsižiūrėsiu. Gerai, tai Artūras, Andrius, ne? Teisingas atsakymas? Kas prisipažins? Kas tau jie? Tai čia vis tiek atėjau. Kas prisipažins? Man sakė, aš nemačiau pats, bet man sakė, kad aš neturėjau kaklo. Esu mergaitei praskėlęs galvą. Mano gynyba, ji prieš tai man sulaužė raktikaulį. Rodykit greitai čia! Ha! Andrius. Laura kažkaip, tai aš... Andrius. Arba... Gedis! Andrius dėl to parašė, bet žino, jog nepatikėtume. Aš Gedis. Ai, žiūrėk, šypsosi. Andrius. Gediminas. Gedis. Labai keistai kažkaip prie. Gedis. 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 A, pakeitė iš karto, ne? Nes aš matau, kaip Raudonavo visas? Gedis. Gedis. Teisingas atsakymas? Gediminas. Laura. Dėlė. Darželyje vieną iš pirmųjų mano miegojimų labai užsnorėjau į tualetą. Bet buvo taip tylu, kad nelabai norėjosi eiti iki jo. Todėl kentėjau, kol neiškentėjau. Andrius. Mira nebuvo darželė, tai gal tu nežinai. Jisai, irgi nebuvo darželė. Ką jis į pakelį rado? Aš pasitikėsiu jais, tada... Vienas be kaklo, kitas be darželio. Tai jis irgi be darželio. Tai tu ir be darželio, ir be kaklo? Laura... Kažkaip labai greitai neiššovė Andrius. Jo, tiksliai. Laura. Labai gerai pastebėt, aš Laura. Laura, Andrius? Taip. Lūzeriai, jūs esate lūzeriai. Atsakymas Gal ir aš, yra? bet jūs labai lūzeriai. Andriu.
Tai paskui tau apie šitą. Aš labai, kad žiūrėjot, tai buvo turbūt pats sėkmingiausias video, kurį mes esam kad nors filmavę, aš verkiau iš juoko, verkiau. Parašykit, koks jūsų faktas buvo, mūsų faktas buvo jums sėkmingiausias ir kas įtikinamiausiai blefavo. Andrius įtikinamiausiai blefavo. Aš, žiūrėk, Visą.